su dar vienu video. Ir šį kartą bus trumpas video apie Androidą. Taigi, jeigu turite iPhone'ą, šį video galite praskipinti, o jeigu turite Androidą, tada žiūrėkite toliau. Taigi, kaip žinome, ant nosies mums naujas Androidas kabo, Android N, Naugatas, ir aš čia turiu senesnį telefoną ir turbūt žinote Easter eggs slapukus Androido ir tikriausiai žinote štai šį Android žaidimą, kurį neįmanoma pereiti. Taigi šitas žaidimas buvo visą laiką toje pačioje vietoje. Nuėjus į settingsus ir paklikinus ant Android versijos. Bet nuo naujos Android versijos, taigi pabandykime paimti didesnį brolį Nexuso, ir nuo naujos versijos, čia yra beta versija, galutinė versija išeis už keleto dienų tikriausia nuo šio video įrašymo, ir ką mes turime naujoje Naugat versijoje, tai matome Android versiją, ne? Mes ant jos paklikiname, gauname kaip ir visą laiką logo Androido ir tada paklikinus nieko nevyksta ir nuspaudus ir palaikius, matome pačiu atsirado štai šio ženkliukas ir dabar jeigu vėl palaikysime, atsirado štai toks katinas, taigi matome arba atsiranda draudimo ženklas, arba atsiranda katinas. Ir viskas. Taigi, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūsų telefoną užkrėtė katės. Vienokio ar kitokio būdu. Ir dabar, ką mums reikia daryti, tai nueiti į status barą ir čia matome visus mūsų wireless'o, Bluetooth ir kitus nustatymus ir edit. Paspaudžiam edit. Ir matome Easter eggs, mums atsirado katinas. Taigi, paspaudžiame ant to katino ir nutempiame į savo meniu. Dabar galime išeiti iš šio meniu. Taigi, jisai bus kažkur čia. Ir matome atsirado empty dish. Ups. Iš naujo paleisiu. Atsirado empty dish viršuje. Ir paspaudus ant to empty dish mes galime jį įdėti, taigi galime įdėti gabaliukus, vištą, trytą arba žuvį. Taigi, tarkime, įdėkime žuvį katinui. Ir dabar, jeigu vėl pažiūrėti, važiuojame iš šono, matome įdėtą žuvis. Ir dabar, ką belieka daryti, tai laukti. Ir galų gale, aš jau esu keletą katinų pagavęs, ir galų gale gausite pranešimą, kad buvo pagautas katinas ir tas katinas atsiras štai čia, šiame sąraše. Taigi su juo per daug nieko daryti neina, jį galime pervadinti arba paspaudžius ir palaikius galime pašėrinti paveiksliuką šio katino, jeigu tarkime jį pašėrinsite Twitter'y ar kur nors. Taigi tiek, aš galvojau, kad šios katinus galima kaip nors surinkti ir kolekcionuoti, bet man atrodo, juos tiesiog renkate ir tiek kol kas. Yra Reddit labai neblogas straipsniukas apie šiuos Android katinus, taigi šiokia tokia catch em all androidiniai pokemonai kabutėse, ir jų, kiek aš matau, tai 999 didžiausias, taigi beveik 1000 katinų, ir gali užtrukti juos sugaudyti, nes jie neatsiranda iš karto, o įdėjus į tą bliūdą kokį nors maistą, tenka palaukti, priklausomai nuo kokio maisto, kokį maistą įdedate. Taigi, jeigu vadovautis tuo Reddit straipsniu, kurį paliksiu šio video aprašyme, greičiausia jūsų šansai yra pagauti katiną, jeigu naudosite bits. Tai ką, tiek apie Android katinus, sėkmingos medžioklės. Android Flappy Birdo dėja nebėra naujoje versijoje, na, bet mes turime puikius katinus. Na ir kai pagausite katę, štai viršuje atsiras tokia ikona, katiniukas.
Ir atidarius visus pranešimus, matome, štai katinas yra ir ant jo paspaudus galime pažiūrėti kokį čia pagavau baltą katiną. Ir atidarius dabar jisai keliauja tiesiai jūsų sąrašą visų kitų katinų. Taigi, šiam video tiek. Jeigu turite klausimų, palikite juos komentaruose. Jeigu neturite, tiesiog paspauskite laiką ir galbūt subscribe, jeigu dar neprenumeruojate. Na ir susimatysime kitoje pamokoje. Iki.